Sveiki, tai parodau, kaip valdyti WordPress'o pagrindinius momentus. Tai yra taip, kada prisijungiam prie admino akademija b1.lt ar komanda.b1.lt, nesvarbu, bet tos dvi svetainės turi atskirus savo prisijungimus. Ir ką mes turime? Kairiai pusėje mes turime elementus. Mums šitie elementai yra patys svarbiausi. Tai va, jeigu nueinam į post, tai mes matome, kad čia yra fizinio aktyvumo, jų dabar naujienų jokių jūs nerodot ir neskelbėt, tai jos visos draft, bet iš esmės viskas veikia tuo pačiu principu. Paspaudžiat ant kažkokios skilties, kaip matot, galite pridėti naują ir yra tos skilties įrašai, pavadinkim įrašai, vienas po kito yra. Bet jeigu aš nueinu į įrašai, tai čia vat yra va šitiek jų ir čia galiu juos trinti, editinti, o paspaudus ant pavadinimo įeina į to įrašo edito langą. Edito langas tai būna pagrindinis langas ir tada dešiniai pusėje yra nustatymai ir apačioje yra nustatymai. Tai va, datos įvykis, tai čia turbūt data įsirašo, čia va yra feature paveikslėlis, čia galima pridėti accepto aprašymą, tagai, kategorijos ir viskas, kas susiję su įrašu. Tai va šitoj vietoj tai viskas taip pat veikia ir čia. Tai va tarkim mes nueinam į komandą. Komanda susideda iš pozicijų, ne? Tai tam, kad įdėt komandos įrašą, tai va yra pozicijos visos, bet jos turbūt jau čia sudėtos ir tiesiog įrašai pavadinimo pozicijos, čia jeigu reikia, kad būtų parent, kaip čia va matot, kad antrą lygį, bet jeigu nėra, tiesiog spaudi add new ir jinai įsideda ir delytinu. Tada, kai aš keliu komandos žmonės, ne, aš galiu editinti. Tai šiuo atveju mes turime Mantas Kulbys, atsidarom tarkim jį, yra va, darbo pavadinimas, numeris, pozicija, visa informacija, viskas, kas susijęs su šitu mantu. Ir tada mes turime poziciją jo, jis neturi jokios dabar pozicijos nustatytas, bet šiaip jis turėtų turėti kažkokią. Čia jo feature image paveikslėlis, paspaudžiam, čia tiesiog įtempti galima, įkelti ir panašiai taip toliau. Ir čia statusas, čia galima jį publish, draftą padaryti, kad matytųsi, kad nesimatytų ir spaudžiam update. Paspaudus update, jisai šitas žaidėjas prie komandos tada turėtų pasirodyti. Tik tiek, kad komandą turbūt reikėtų valdyti komanda.b1 puslapį, ne akademija. Slaideriai, tai čia pagrindiniai slaideriai, tai tiesiog add new slider arba tiesiog esamą koreguojam, čia kažkokie pavadinimai, kur nuveda, feature image uždedam ir irgi pasirodo. Medija, tai čia tiesiog visi medijos failai, čia galima add media files nuo desktopo sudropinti arba tiesiog select files ir išrinkti. Formos jums turbūt nereikės, tai yra partneriai, infrastruktūros, turnyro lentelės, rezultatai, tai mes šitų visų tikėtina jūs neliesit, nes čia yra su Comet, kur buvo kažkas daryta, tai čia jums turbūt nebe aktualu. Taip, va, partneriai, gal jeigu jo norėsit įsidėti partneriai kažkokį, taip toliau irgi galite. Kas tada sekantis yra aktualus? Yra aktualus pages. Pages tai čia jau yra jūsų puslapiai. Tai va šitie puslapiai ir yra, kai mes vaikštame po svetainę, tai pavyzdžiui apie akademiją, jeigu nueinam ir paspaudžiam redaguoti puslapį, tai lygiai taip pat mes galėtumėm nueiti į pages ir susirandam front pages, va matau yra apie akademiją ir paspaudus ant pavadinimo mes į edito langą nueinam. Čia mes galime pridėti visus blokus visokiausius ir viską, bet kas jums turbūt aktualu blokų, gal jūs naujų nekursit, bet bent jau pasikeisti kažkokį tekstuką, bent jau pavadinimą, ar dar kažką, tai tikrai galit, kas yra labai aktualu, pridėti dar vieną mūsų viziją, strategiją, tai tiesiog dasidėti kokį nors dalyką ir tiesiog paspaudžiam save. Čia taip pat yra blokas ir page pasirinkus, čia yra nustatymai, template'ai ir visa kita. Ir set feature image. Tai va šitoj vietoj mes tokiu būdu tos viduj puslapius ir valdom, akademijos komandos, čia yra akademijos komandos puslapis, tai nuotrauka viršuje, ne komanda, čia navigacijos meniu sudėtas, gynėjai parinkti, puolėjai ir panašiai. Tai čia yra players list blokas, kurį mes galime panaudoti. Tai jeigu mes šitą puslapį atsidarysim,
Čia turbūt bus tiesiog komandos žaidėjai. Taip, čia tie visi komandos žaidėjai išdėlioti, sudėlioti ir taip toliau. Tai vat viską galima pridėti, valdyti, atimti ir panašiai. Tai tokiu būdu mes tą svetainę praktiškai galime visą ir valdytis.